Šiandien laidoje matysite. Alksniupių kraštas švenčia 460 metų jubiliejų nuo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Ta proga atidarytas muziejus Algirdui Malinauskui atminti. Paskutinį gegužės penktadienį buvo duotas startas Lietuvos žurnalistų autoklubo tradiciniam jau 19 kartą istorijoje rengiamam Press Raliui 2014. Garsus Radviliškio krašto fotografas Rimantas Petrikas Radviliškio bibliotekoje pristatė savo darbų parodą. Jau 5 metus per Sekmines Radviliškyje rengiamas kojinių mezgimo čempionatas Mezgame sekminių sambarį. Šiandien švenčiam Alksniupių krašto 460 metų jubiliejų nuo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose. Ir šį jubiliejų skiriam mūsų krašto kūrėjo garbei, tai buvusiam šio ūkio vadovui, garsiam, žymiam, tikrai visoje Lietuvoje iki šiol menamam Algirdui Malinauskui paminėti, prisiminti. Ta proga yra išleista knyga Gaspadorius ir šiandien kaip tik mes ją ir pristatėme. O taip pat minime ir kultūros namų 50 metų jubiliejų. Tiesiog norisi dar kartą susitikti su tais, kurie dainuoja, šoka, groja, pasirodyti, kokie mes vis dar esam ir kad mūsų dar vis dėlto yra čia, to labai didžiuojamės. Damite, ar entuziastingai žmonės rinkosi? Aišku, visada yra sudėtinga, yra organizatoriai, kol įkvėpia, kol visiems išaiškina, kol visi pajaučia, ar reikėjo daug įdėti darbo, ar buvo bendraminčių? Bendraminčių tikrai labai daug, jei jūs pamatytumėt, kiek turime rėmėjų, visi žmonės čia vietiniai. Pagrindė labai džiaugiasi, kad turi galimybę išsisakyti, kad turėjo galimybę parašyti apie Algirdą Malinauską. Visgi šitas nuostabus Alksniupių kraštas, tai būtent jo sumanumo dėka sukurtas ir mes turim labai puikų palikimą, ko turbūt nedaug Lietuvoje, reikia pripažinti, turi. Turim puikius kultūros namus, puikią mokyklą, išlikę pastatai, kurie dėja jau nebe mums priklauso, administracinis pastatas, darželio patalpos, puikios buvusios, baseinas, mūsų širdies skausmas, buvęs profilaktoriumas. Taip, kad yra tų skaudulių šalia viso to džiaugsmo, bet mes esam ir tiesiog turim burtis, kad išlikt, kad žmonės pajaustų, kad esam gyvi ir kad nevažiuotų į tą užsienį. Niekas ten mūsų nelaukia. Mes atvažiavome į šitą ūkį prieš beveik 50 metų. Mus atvedė čia vaikai. Turėjome 3 mažus vaikus, reikėjo abiems dirbti, o čia jau buvo vaikų darželis lopšelis. Na ir taip užsistovėjome čia ir gyvename jau, kaip sakau, beveik 50 metų. Ir nuo pat pirmųjų dienų atėjimo čia į ūkį, aš dalyvauju saviveikloje. Nu tai visi vakarai praleisti čia ir labai smagu, kad yra norinčių dar dalyvauti saviveikloje, išsilieti savo jausmus, galų galėt pailsėti susirinkus kartu. Mokytoja, kiek svarbu asmenybė? Vienas žmogus gali daug? Labai. Labai daug. Jis įkvepia, jis duoda jėgų, jis duoda idėjų, tik belieka įgyvendinti jas. Aš dėkoju savo bendruomenės pirmininkei Laimai. Jie įdėjo čia labai daug darbo, kol sukvietė iš visos lietuvėlės pažinusius mūsų pirmininką, bendradarbius, kolegas. Nu tiesiog džiaugiuosi jos iniciatyvą. Ir visi čia mūsų kaime labai ją džiaugiamės ir didžiuojamės, kai jinai išaugo iš mūsų tarpo, čia vietinis žmogus. Ir jinai nepamiršta, kad reikia saugoti tai, ką turime.
šitos įmonės ilgametį 30 metus vadovavusį žmogų Algirdą Malinauską. Bendradarbiauti teko daug kartų. Buvo didžiulė garbė, kai pakviesdavo jis pas save arba pasiprašydavo vizito atvažiuoti į Skėlius. Tai žinoma, su pasididžiavimu mes laukdavom ir sutikdavom visą delegaciją. 3 žmonių, o kartais 13, ir 14, ir 15. Šiandien tikrai susibūrėte paminėti labai gražų, labai solidų savo krašto jubiliejų 460 metų. Šiandien taip pat minėsite ir jūsų labai aktyvios įstaigos ir kultūros namų 50-ąjį gimtadienį. Taip pat šiandien jūs pagerbėte šio krašto iškilų žmogų Algirdą Malinauską. Tikrai visos tos sukaktis rodo šios bendruomenės brandą. Brandą ne tik amžiumi, bet brandą nuveiktais darbais, savo meilę gimtiniai, kraštui, žmonėms. Justą Malinauską, mūsų seninaitį. Iš ten labai džiaugiasi, kad jūs visi šiandien čia su mumis. Tikrai jūs turite pilną teisę didžiuotis tėvų, senelių. Sekite jo pėdomis. Čia yra buvusi biblioteka. Po bibliotekos buvo įkurtas sandėlys, o dabar bendruomenės pirmininkė sugalvojo, kad reikia padaryti muziejų. Anų laikų, o didžiausias tai mūsų buvo, kad sukurt Algirdo Malinausko garbei šitą kambarį. Čia yra 3 ekspozicijos, bet pagrindinė yra šita. Čia šitam kambarį yra sudėti visi Algirdo Malinausko jam skirti daiktai, jos užrašai, jo draugai, jo bendražygiai. Tai va, čia po stiklu sudėti grinai Malinausko Algirdo daiktai, kas priklausė jam. Ir kepurė, ir pipkė, ir akiniai, ir telefonai. Šitais telefonais išnekėdavo su visų kaimu, su visom ministerijom, kaip sakant. O vėliavas pristatykite dabar, čia jų daug. Čia yra 5 vėliavos, kurios, kaip sakant, jas uždirbo prakaitu, darbu ir, kaip sakant, ir šią dieną, ką mes turim, tai esam dėkingi Algirdui Malinauskui. Dirbu Radviliškių naujienose. Pirmiau buvau komunizmo aušroj, tačiau komunizmą Mikelis sakė, kad mes pirmieji pamatysim šviesų komunizmo rytojų. Bet taip išėjo, to rytojaus nebeliko, paskui atsidarė tas laikraštis Radviliškių naujienos, dar čia 10 metų išdirbau. Iš viso 40 metų, į tą progą čia buvo tos 40 nuotraukų tokių, iš 40 lakštų padaryta nuotrauka. Redakcijos lėšomis ir kadangi aš pats ne. Tai buvo sudėtinga atrinkti 40 nuotraukų, kokiu principu atrinkti? O tai čia su draugais ilgai rinkom, čia tos ten parodos, kur yra kultūros namuose, kur buvo ten ir daugiau tokius, manipulacijas daugiau vyro. Tai tada apie kultūros namus. Da, manipulacijos ten gamtos. Tai ten aš tokių primanipuliavęs turiu labai daug. Tai su keliais vis taip rinkom, tai iš tų paskui 40, kuriems jiems patiko. Kitiems patiko. Man tai kartais kitos labiau būtų, kur patiko, bet kai jau tie, kurie rinko, kurie jau finansavo, tiems sakė gerai. Ir man gerai, džiaugiuosi, kad išėjo. Dabar ta paroda bus keliaujanti po rajoną. Daugiausiai aš mėgstu rūkai, ten iš viso manipuliuota ir į tokių dalykų, kur sako žmonės, o koks paveikslėlis gražus, o iš kurioje vietoje. Ir taip, kad piliakalnis papilės,
ten koks nors rūkas, kokios nes prie Baisiogalos, o ten saulėlydžis dar kur nors padėtas. Nu, mano nuotraukos ir kai kuriuose net mažiausiai iš 2 padaryta, o kai kurios ir iš 5 ir 7 sudėliota. Nu, vat, vyrauja rūkas, ramybė tokia atgaiva, kur tai, nu, tai kiti sako, kad čia paveikslėliai, kad čia kiek ten to kičio, gal kas įžiūri, man tas nelabai. Aš nors nematau, kad kičias blogą daro, nors ten nėra kičio, ten yra tokias romantika daugiau, romantinė gamta, užtat pavadinta ir gamtos kerai, kadangi, nu, mane patį kerį, patinka, kol buvau jaunesnis, tai rytais, kol saulė dar nepatekėjusi, kai rūkas, kai tai ir žiūrėk, kur nors klajoja su aparatu, tai vat. Tokia tematika, gamta daugiausiai. Dabar matot jau daug fotografų, dabar visi fotografai, visi fotografuoja. Tai kokių turėtumėt patarimų, minčių, apie ką patart galėtumėt tiem žmonėm, kurie dabar fotografuoja? Tai tiesiog dabar sunku pasakyti. Visumai vienu metu buvo krizė fotografija, nebuvo. Dabar žiūrė, kad jau atsiranda fotografų visai gerų, bet daugiausiai, nu, kadangi aš esu daugiau dokumentalistas, kaip, sakykime, kaip žurnalistas redakcijai, tai žurnalistams aš beveik nieko neturiu pasakyti. Spaudos fotografija yra lygis žymiai didesnis negu mano, nes tada vis vien buvo tokie didesni rėmai. Nu, gal ne didesni rėmai, bet buvo tas, kad būtų tas socialistinis realizmas būtų, kad ten kas nors gražus, besišypsantis, dabar daugiau paveiksluoja, kaip manęs poetas Brazdžionis klausė, ateisi tas žurnalistas, kur paveiksluoja, kai už nosis laikosi, ar tas, kur ne už nosis. Sakau, tas, kur ne už nosis esu. Nu, tiems nieko neturėčiau patarti, jie žino jų reikalavimus, jų specifiką, o tie, kurie visokius paveiksluoja, nu, tai jie daugiausiai dabar vėl lomo nuėjo į visokius penkolės ir visokius tas. Aš ne prieš tai irgi gerai reikalinga, bet dažniausiai jau taip ir tas. Arba vieni, kurie labai eina ir jau žino, ką jie ten norės, arba tiesiog atėjo, paspaudė ir laimingi, o jei dar ten kas nors mėlis bėga per čia, atrodo, menas didžiausias, o taip. Visais atvejais biškai truputį reikėtų ir tiems biškai daugiau pamastyti. Prieš nuspaudžiant ateiti, mūsų laikais buvo nuostata pagrindinė ateiti reikiamų metų, reikiamų momentų atsidurti reikiamoj vietoje. Nu, bet tai, nu, dabar tebe galioja, manau, kad būtų man pagrindinis patarimas fotografuojantiems, kad reikiamo laiko, reikiamoj vietoje atsirasti. Šiemet sulaukėme kaip niekad daug dalyvių. Sulaukėme 47 dalyvių. Kiek jauniausiai dalyviai ir kiek vyriausiai? Kadangi moterų amžiaus kaip ir klausti nelabai gal gražu ar garbinga. Mes kalbinom 14-metę. Taip, jauniausia yra mergina. O vyriausios tiesiog, aš manau, kad seniorų gan nemažas kiekis ir jie garbaus amžiaus sulaukia. Iš kokių miestų sulaukėt, galit pavardyti? Sulaukėme iš Klaipėdos, iš Radviliškio, aišku, iš Baisogalos, iš Kauno, iš Panevėžio. Iš Panevėžio, tarp kitko, atvyko vienintelis mezgimo čempionato dalyvis vyras ir jis yra vienas iš dalyvių, kurie dalyvauja nuo pat mezgimo čempionatų pradžios. Mes atvykom iš Visagino pristatyti projektą Europos kultūra kojinių raštai. Mes pereitais metais
vykdėm projektą, būtent, kad supažindinti, integruoti Visagino bendruomenę labiau į Europos Sąjungą, informaciją skleidėm per tokį hobį, kad surinkom moteris, kurios mėgsta megzti, ir jos pasirinko kiekvieną ES šalį ir nagrinėjosi, kokie yra autentiški raštai ir mezgė kojines. Ir mes dabar tokią kolekciją pristatom. Airiškos vyrauja būtent pynių mezgimas, tai yra baltos, paprastos, bet būtent Airijoje yra, reiškia, dominuoja pynės. Rumuniškos yra įdomios, kur Drakula gyvena toje šalyje, irgi reiškia tokios paslaptingi raštai. Tada norėčiau paminėti austriškas, kadangi vyrai tenais dėvi šortus ir būna ir šalta, ir šilta, tai kojinės lyg susideda iš dviejų dalių, tai yra trumpos kojinytės ir paskui kelius dengiančios, reiškia, kojinės. Man gera buvo studijuoti, supranti. Skaitydavau visą, ką reikia ir mezgau, ir dvigubo nauda būdavo ir mezgi. Taip prisiversti būdavo sunku mokinti, sakai, mokiniesi ir mezgi, tai labai gerai būdavo. Raimondai, paprastai, vis tiek esi netradicinis. Tokiam dideliam 52 moterų būry pamatyti vyrą. Pernai buvo daugiau. Pernai buvo 14. Tai išsigando tavęs? Ko gero. Ne, aš visą gyvenimą mezgu, man tai čia jau įprasta. Visą gyvenimą tai kiek metų? Jeigu stažat mezgimo, tai kokie 42-3 panašiai. Tai dabar pasakyk, ką tu numezgi per metus, per 12 mėnesių, jeigu į skrynę reikėtų sukrauti, sudėk dabar savo daiktus. Netilptų. Aš dabar taip vieną kartą manęs paklausė, kiek numezgi per gyvenimą, ką? Sakau, su fūra nepavežtų. Dalyvis užsiregistruodamas jau turi užpildyti anketą, kurioje turi aprašyti savo atsivežamo dirbinio ypatumus. Ar tai ažūrinis raštas, ar tai raštuotas, ar tai spalvinis derinys, ar vaikiškos, ar suaugusiam, ar, žodžiu, turi aprašyti ir tas kojines jis turi atsivežti ir čia yra kabinama į parodą. Šiandien visą laiką buvo reikalavimas, kad būtų pora numegzta. Vadinasi, tada mes galim vertinti greitį. Bet šį kartą mes tiesiog greičio tokio kaip kriterijaus neįtraukiam. Mums svarbu dailumas ir svarbu, sakykim, tas autentiškas raštas, senovinis raštas, iš mamos atneštas raštas, kad būtų perduodama iš kartos į kartą. Tarptautinių žurnalistų ralį rengėme jau 19 kartą ir šį kartą atvykome į Radviliškio mero Dariaus Brazio kvietimu. Iš tikrųjų labai dėkinga šiam kraštui ir savivaldybei už pagalbą, kur viskas vyko ypatingai sklandžiai ir štai sutelktos visos miesto policijos pajėgos, apsaugos pajėgos aptverta, prisirinkę minia žmonių, tai iš tikrųjų lenktynininkus labai džiugina, o iki šio gražaus momento mes lenktyniavome Panevėžio ir Šiaulių trasose, kur buvo gal tiek neanonsuota ir žiūrovų nekviesta, tačiau ten buvo dideli greičiai, reiškia įvairiuose ir kariniuose poligonuose buvo varžybos, kur automobilių greitis siekia 150 ir daugiau kilometrų per valandą. Visa laimė, visi automobiliai yra sveiki, skyrus prakirstas padangas, sužalotas šiek tiek pakabas. Lenktynininkai taip pat sveiki, taigi mes važiuosime į finišą ir šiandien vakare Burbiškio dvare bus iškilmingas uždarimas. Džiaugiuosi, kad ralis kiekvienais metais vis populiarėja ir šiais metais į startą stojo beveik 50 ekipažų. Pirmą kartą atvyko svečiai iš Suomijos.
Turime svečių iš Ukrainos, Lenkijos, Latvijos, Estijos. Renginys tampa populiaresnis ir populiaresnis. Ir įdomiausia tai, kad šis renginys yra vienintelis tokio pobūdžio renginys ne tik Lietuvoje, Baltijos šalyse, bet ir visame pasaulyje. Taigi, kasmet vis daugiau žurnalistų atvažiuoja į Lietuvą, vis daugiau garsina Lietuvą, pamatę gerus įspūdžius, gražias gatves, fainus žmonės, susikaupė labai daug įspūdžių ir juos paskelbė savo žiūrovams, skaitytojams. Taip pat žurnalistų ralis yra labai gera mokykla patiems žurnalistams. Nemaža dalimi čia dalyvauja žurnalistai, kurie yra taip vadinami automobiliniai žurnalistai, kurių kraujyje truputį įleista benzino, adrenalino. Ir tai yra labai geras treningas, yra geri mokymai, jų pačių kvalifikacijos kėlimas, nes, sakoma, geriausios treniruotės yra geros varžybos. Nes kiekvienas, kad ir mažiausios varžybos, yra pačios geriausios treniruotės ir greičio ruožuose žurnalistai, turėdami labai gerus šturmanus, o dažnai jų dešinėje sėdi garsūs lenktynininkai, išmoksta važiuoti vis geriau ir geriau ir tai padeda testuoti automobilius, dalyvauti įvairiose pasaulinio masto varžybose, automobilių pristatymuose ir matome per televiziją įvairiuose žurnaluose mūsų žurnalistų įspūdžius. Jie yra tikrai geri profai, negėda, kaip sakoma, dalyvauti bet kokiame pasaulio renginyje. Šitas renginys, kuris vadinasi Raliu, yra, ko gero, vienintelis renginys, kuriame aš tiesiog važiuoju savo malonumui, tai yra, turim gerą laiką, nes sportininkai turi sportuoti, žurnalistai turi rašyti, o čia mes kartą per metus susirinkam tiesiog tam, kad patys pasijustumėm tų lenktynininkų kailyje, bet kartuoju, bent jau man tai yra tiesiog geras laiko leidimas. Šiandien jau kokių buvo adrenalino jau šiandien? Visą laiką to adrenalino yra labai daug ir tik tai, kai šviesoforo žalia spalva užsidega, tai tada jisai visas baigėsi, visa ta baimė, adrenalinas ir visa kita, lieka tik susikaupimas ir pravažiuoti kuo greičiau ir kuo teisingiau. Bet taip, adrenalinas visą laiką liejasi per kraštus. Gerai, dabar suformuluosiu labai. Žurnalistas iš dalies yra taip pat ralistas? Kartais jo, nes reikia suraliuoti kokius 3 straipsnius per parą ir tada yra ką veikti. Jau turit baudų? Pakol kas. Mes taip galvojam, tik niekam nesakykim. Gal kas nematė. O kaip šiaip vertinat savo važiavimą šiandien? Po vakar galvos neskauda? Ne, po vakar galvos neskauda. Nu kaip vertinam? Kad kokie 37 už mus yra tikrai stipresni. Taip ir vertinam. O kas arčiausiai jūsų? O arčiausiai mūsų va yra Vytautas su Vlada,
Tomas Markelevičius, o tokių nelabai žinau iš ten. Nelabai žiūrėjau. Svarbu finišuoti. Svarbu. Sveikiem finišuoti. Automobilis kol kas nepavedė? Kol kas ne. Geras. Suvažiuojam, kai su limuzinu. Galim kolegom padangų pavežti. Neprireikia dar? Dar ne, bet žakas dar visą dieną. Perspėsim kolegas. Sėkmės. Ačiū. Taip, išėjai. Sėkmės. Nu kaip, pasisekė?